Šiandien sveikinuosi su jumis, smalsaudama labai įdomia tema. Šiandien mes kalbėsime apie skrandžio mažinimą ir turbūt ne tik. Iš tikrųjų paliesim ir apskritai, kaip viskas vyksta su žmogaus psichologija, kaip tie klientai ateina, kokie jie būna, su kokiais iššūkiais susiduria. Ir noriu pradėti nuo to, kad esat pilvo chirurgas, abdominalinės chirurgijos gydytojas. Tai ką apskritai šitas specialistas veikia ir kokius iššūkius sprendžia? Šiaip abdominalinė chirurgija daugam yra toks nežinomas žodis, realiai. Bet tai apima visas pilvo srities problemas, ligas, kurias jau reikia įsikišti gydant chirurgiškai. Tai yra daug, turime daug organų, kurie serga, kuriuos reikia tvarkyti. Kaip pavyzdys kepenys, kasa, storoji žarna, plonasis žarnynas, pilvo siena nuo visokių raumenų plyšimo, korekcinių operacijų dėl išvaržų. Taip pat yra skrandis, stemplė, tai abdominalinė, kitaip kalbant, lietuviškai labiau suprantama, tai yra pilvo chirurgija, tai yra visos pilvo srities lygos, kurias mums tenka gydyti ne vaistais, bet instrumentais. Tai reiškia chirurginiu būdu. Bet daugiausiai turbūt Lietuvoje esate žinomas dėl būtent skrandžio mažinimo ar su skrandžiu susijusių dalykų. Galbūt dėl to daugiau, kad tiesiog kiekvienas chirurgas, kiekvienas savo srities specialistas dažniausiai su laiku stengiasi atlikti tik tam tikras procedūras. Tai reiškia, kad būtų geresnė kokybė, geresni rezultatai. Tai siaurėja tas sritis ir dažniausiai mano būtent praktikoje dabar didžiąją dalį tų visų operacijų atliekamų sudaro būtent su kovojančiu su nutukimu pacientų, tai reiškia daugiausiai yra skrandžio mažinimo operacijos. Tai chirurgai kaip ir kiti specialistai, jie vis tik tai irgi po truputėlį siaurina tą savo specializaciją, kad tiesiog būtų profesionalai tam tikroje konkrečioje srityje. Automatiškai pradedant nuo pirmųjų žingsnių medicinoje, mes mokomės bendrąją mediciną, toliau rezidentūroje jau specializuojamės į tam tikras šakas, tai chirurginės specialybės, terapinės, šeimos medicina ir jau kai po chirurginės rezidentūros, kada mes viską mokinomės operuoti ir gilinti žinias į chirurginius įgūdžius, tai po to mes po truputį jau tampame tam tikros ir srities specialistai, tai reiškia mūsų siaurėja sritis. Dažniausia tai ir būtent siekiant to, kad mūsų rezultatai būtų geriausi. Mes negalime visko mokėti šiais laikais, kad ir kaip to norėtume. Labai sutinku su šito jūsų požiūriu. Ir šiandien mes kalbame apie nutukimą. Kas tai per liga, kas tai per sveikatos sutrikimas ir kada mes galim dar galbūt padėti kažkokiais kitais būdais, o kada jau reikia kažkokios chirurginės intervencijos? Tai nutukimas bendrai visuomeniai, tai labai tą reikėtų suprasti ir protokoluojama yra visur, tai yra liga ir turi savo kodą. Tai yra šių dienų vis didėjanti problema visur aplinkui, mes nutukimas Lietuvoje kas 5 serga nutukimu. Tai dažniausiai tie žmonės vargsta ne šiaip savo, kad sako, kad mes netekom 5-10 kg ir viskas, mes išsigydėme, mes vėl esame sveiki. Tačiau su laiku, su ta liga kovoti yra daug sričių specialistų kovoja. Tiek endokrinologai, dietologai, sveikos gyvensenos specialistai, psichiatrai, psichologai ir galiausiai paskutiniai stotelėje atsiranda chirurgai, jeigu viskas neveikia. Dažniausiai tai kol kas yra chirurginis gydymas yra efektyviausias nutukimo gydyme, bet jie turi tie žmonės perėti ilgus kelius, klaidžiojimus, vienokius išbandyti būdus, kitus ir tam, kad kai jau viskas nebeveikia, tada įsijungia chirurginis gydymas, tada jau atsiranda tas galvojimas apie skrandžio mažinimo operacijas. Ir tie pacientai jau apie operacijas jau būna pagalvoję ne 1, ne 2 metus, bet jie jau žino daug ką, bet vis galvoja, ne, aš dar ne, dar galiu kažkokiais kitais metodais. Bet tie, kurie jau pasiryžta, arba mes jau ateina jau ant mūsų operacinio stalo, mes jau žinom, kad tas pacientas jau tikrai
mes galim padėti jam, nes jisai tiesiog jau nebeturi kitos išeities. Tai irgi klientai nukeliauja tam tikrą ilgą kelią, nėra taip, kad iš karto gulasi pas jūs ant operacinio stalo. Ne, tai vien nutukimas yra apibrėžiama, yra kūno masės indeksas, tai reiškia nuo 30 ir daugiau. Dažniausiai mes gydom jau pažengusi nutukimą, tai yra didesnio laipsnio, kai kūno masės indeksas 35 ir daugiau, yra gretutinių lygų sąlygotų vien nutukimo, kaip cukrinis diabetas, pirminė arterinė hipertenzija. Ir taip, kad sakyti, kad visi tinka arba visi labai greit ateina pas mus, tikrai ne, bet esmė yra tame, kad tas pacientas individualiai būna, kad vienas gali pasiruošti per kelis mėnesius, kitam pasiruošti operacijai reikia metų ar 2, nes jeigu mes turime labai didelio laipsnio nutukimą, labai daug gretutinių lygų, mes turime tą ligonį paruošti tam, kad mūsų narkozė, ta intervencija nebūtų žalojanti, kad kuo sumažinti komplikacijų riziką ir mes galėtumėm atlikti tą intervencinį veiksmą, kada pacientas po jos jau tada ta kova su nutukimu jau bus žymiai geresnė. Ta prasme, tas svoris jau greitai kris. Ir pasmalsausiu, kaip jums atrodo, tai kokie šių dienų didžiausi iššūkiai vis dėlto yra, kad tas nutukimas yra taip stipriai tarp mūsų paplitęs.